Jei noriu tik iš savęs, man reikia save bent sykį aplinkui žemę apvest. Man reikia save gyventi tūkstančio žemės darbų. Man reikia Negavo, ura, ilgiausių metų ilgesių. Ura! Ilgiausių metų linkit man. Nieko negirdžiu, per radiją kalbu. Girdi tu mane, atidaryk duris, nes tėvai pasakysiu. Emilija! Ura! Saliutai! Eik dabar žemyn ir rinkti viską man. Tai gyvoja svarainiai saliutai. Svarainiai labai sveika. Ura! O, tu iš kur čia atsiradai? Čia gyvensi? Gal tu ne lietuvis? Понимаешь? Šiandien mano gimtadienis. Mama neleido draugų namo pasikviesti. Nori svarainius? Gaudyk. Jo, atvažiavo mašinėlė su raudonu kryželiu ir išsivežė bobutę su kraujuotu piršteliu. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Oi, labas. Tai būsim kaimynai. Tai taip išeina? Danguolė malonu. Henrikas. Su oru pasisekė kraustytis. Tai jau taip. Pažiūrėk, kokia jo kepurė. Užsienietiška. O kur mamytė? Žmona turbūt dirba. Ne, jinai... Mes čia su sūnum dviese. A, Išsiskyrėmės. tai taip, supratau. Labas rytas. Laikas keltis. Pradedame ryto mankštą. Opa, opa. Kur jis? Tapkės apsiau. Matukai. Oi, palauk, gausiu. Palauk, palaikyk. Kyk. Ačiū. Kas čia pripiešė dabar? Apa. Tėti! Grįši pietų. Rimai. Tėti!
Emilija. Tėtukai, prašau, atidaryk. Prašau. Tėtukai, atidaryk, prašau. Prašau, tėtukai. Atidaryk. Nepagriuk poradys. Taip nesąžininga. Ate. Tėtukai. Širšė. Nors sakau, kad bitė. Širšė. Bitė. Širšė geresnė už bitę, nes ji didesnė. Ne, bitė didesnė. Labą dieną. Labą dieną. Bitė kartais būna net kamanė. Tai tokia didelė ir dar su plaukelė. Štat širšės komanduoja bitėms. Bitės medų neša, širšės ne. Širšės irgi neša. Tik neduoda žmonėms, o tik savo. O žinote, iš ko gaminamas dirbtinis medus? Ne. Nu, iš ko? Iš dirbtinių gėlių. Labą dieną. Labą dieną, vaikučiai. Tai jau iš mokyklos. Aha. Ate. Ate. Labas. Labas. Ką darai? Nieko. O žinai, kodėl kamuolio visi muša? Ne. Todėl, kad labai pasipūtęs. Juokinga. Išeik į kiemą. Duosiu kramtomą. Gerai. O galiu su tavo dviračiu? Mhm. Rūta, namo, girdi? O, labas. Ką čia veiki? Nieko. Noriu pažaisti? Ne. Koks tavo vardas? Rolanas. Rolandas? Ne, Rolanas. Romėnų Rolano garbei. O aš Emilija. Vienos tarnaitės garbei, kuri permigo su grafu Tiškevičium vienoj lovai ir pagimdė nesantuokinį mano prosenelį. Nu tai kada pakviesi? Kai turėsiu pinigų, tada pakviesiu jūs būtinai. Nu, klausyk, nepasiruošus visai.
Kiek pinigų turi? Rublį. Duok. O pavyzdžiui, kaip jums naujokas? Keistas kažkoks. Arūnė sakė, kad iš Vilniaus. Nu, labai įdomu, ko iš čia atsikraustė. O tau, Emilija? Ką? Nežinau. Normalus. O tau? Visai nieko. Patiko. Galima sakyti, įsimylėjau. Ai! Skauda? O, gira ateina. Gerai, Gerdami gyri. Padarėt? Žiauriai giros noriu. Kuris mano? Gerai. Šitas? Toks Toks mažas? O kieno šitas? Mano. Šitas gražesnis. Praleis. Čia ir aš pirma. Ką man daryt? Sugalvok norą. Duok greičiau, aš irgi noriu. Jau. Dabar užkapstyk. Prisiek savo motinos gyvybę, kad niekam neišduosi. Prisiekiu. O jeigu kam nors pasakysi, atsitiknės nelaimė. Jo, susirgsiu kiaulytę. Ei, kas ten? Čia aš, kaimynas. Ką veiki? Einu miegoti. Noriu išleisiu muzikos? Gerai. Emilija, gal pablūdai? Iš kur čia ta muzika? Nežinau, čia pas kaimynus. Kaip, ar patinka? Patinka. Gal tyliau galima? Verkur, verta, vervo, verma, verma. Verbe. Dar ką darai, verta, verda, vero. Versų verna. Vertų ir verbūt versė. Dar kas verten? Ai, kaimynas. Labas. Labas. Verbas. Aš čia raktus namuose palikau. Ta prasme, gal galima būtų perlipti per tavo balkoną. Nu, gerai. Vergeveras, verys, verta, verbo, verkai, vermy, vernas. Jo. Vergeveras, vertų, verbas, very, verne, verbų, verbai. Nebuvau. Baig. O tai ko? O,
kaip čia pas tave įdomu. Koks tavo vardas, mano Ina? Rolanas. Rolandas. Ne, Rolanas. Romėno Rolano garbiai. Tėtukai, gali priekį? O 5 bus, drauga viršininkė? Bus. Tada prašau, drauga viršininkė dukra. Žiūrėk man. Kaip eilėraštis? Galvoji, sėdi? Lilija! Alina. Labas rytas, mergelė. Labas rytas. O, labas. Labas. Šiandien mano tėtuko gimtadienis, bet jau baigėsi. Pažiūrėk. Nieko nesakinėjai, viskas supralašiai, kišai patį, viskas skubėjai, atkardėjai, viskas gerai dabar, eik parduotuvę, pralašai, eik pralašai, neparduotuvę greitai, atsigel pasireik, nieko Trauk rankas. Man. Čia buvo karalienė. Padėk karalienė vietą. Tėtukai! O kaip tu mano nukirtai? Ką? Aš irgi taip pat nukirtau. Taisyklės visiems yra vienos. Buvo taip? Nukirtai. Nukirtai. Po to aš nukirtau. Buvo šitai. Suprantu, kulis šiandien dabar aiškiai. Visigi matė. Kepu obuolinį pyragą ir taip jaustau obuolių. Iškepu, ištraukiu blynas, nu, kad padarysi. Tai čia dalanukas, tai? Mano tai va. Rolanai, užsirakink duris. Gerai, močiute, de. Šalta. Galiu rankas sušildyti, nori? Ne.
Duok sušildysiu. Aš nenoriu. Jeigu radiją pasukčiau, Rūta, pažiūrėk. ir visų balsų sušukčiau, tai tikrai išgirstų jis. Na bet kaipgi susirišti šituo radijo ryšiu? Kosmonautas gali grįžti, juk jau rytas po 6. Smalsiai antklodės skleidęs, suvirpėjęs dar smalsiau, garsiai radiją paleidęs, jis sušuko dar garsiau. Aš iš Vilniaus, aš Gerutis, laukiu jūsų mėnuliu. Šūko sėdi pasigūdęs, na ir vaikas negaliu. Tokiu šūko per naktį, avytėse turi, bet suleido tavo žemės šviesą mano kambarį. Labas. Labą dieną. Kaip sekasi? Gerai. Rūta! Aš atnešiu. Gerai. Kodėl tu taip juokingai mokaisi eilėraščius? Iš kur tu žinai? Taigi pas mane viskas girdis. Man taip reikia. Aš būsiu aktorė. Aš futbolistas arba būgnininkas. Arba galėčiau tave saugoti. Mane? Kaip tai? Pritvirtinčiau prie tavęs tokią dėžutę, o kitą panašią dar turėčiau prie savęs. Ir jeigu tau kas nors atsitiktų, aš sužinočiau ir išgelbėčiau. Nesąmonė. Sąmonė. Nu, bet jeigu aš būčiau toli, Veiktų. nu, bet jeigu labai labai toli, Irgi veiktų. net jeigu už namo, Net jeigu kita mieste, vis tiek veiktų. Emilija, pasikvies draugų į vidų. Lyja gi šalta. nešalta. Susirgsi. Ką nėra kitos vietos pasimatymams, tik balkonas? Mama. Ką, mama? Čia ne pasimatymas. O tai kasgi jau? Betgi čia ne pasimatymas. Ne, visai. Prie ko čia pasimatymas? Nežinau. Tau šachas. Mama, mes turėsim telefoną. Nežinau, vaikeli. Turėsim turbūt. Visi turės ir mes turėsim.
Labą dieną. Labas. Maistas rūti visai taušu. Ai. Nori paklausyti? Kodėl tavo tėvai išsiskyrė? O kaip būna skyrybos? Nežinau, būna teismas. Jis iš Vokietijos. Tu ten buvai? Ne, mano mama buvo. Jinai operos dainininkė, koncertavo. Kaip tai? Teisme? Ne, Vokietijoje. Teisme tai man reikėjo pasakyti, su kuo labiau nori gyventi, tėčio ar mama. Aš irgi sakysiu, kad su tėtuku. Tavo tėvai neišsiskyrė. Išsiskirs. Kodėl? Todėl. Tada tu reiks išvažiuoti. Šiandien po balkonus, rytoj galvok eiti. Gal nori, kad mane iš milicijos išmestų? Sarmata prieš visą rajoną. Jau namie vietos nebėra, kad alpinizmais reikia užsiminėti. Kas čia per žaidimai tokie? Tu mum kojas daugiau ten nekelsi, supratai? Bet aš ne... Visai pablūdai, Emilija. Ir kad man nereiktų kartot. Ar tu mastai, ką darai, vaikeli? Taigi būtum nusitrėškus ten, tai ką tam darytume? Vat kai įkalsiu spyną balkonę, tai... Neįkalsi! Neatsikalbinėk su tėvu. Neatsikalbinėjau. Nu, o dabar diržą paimsiu, viską. Tėtukai, nereikia. Visų vaikai kaip vaikai. Gal pastumės į tave? Nu ką tu čia danguolė, aš neki kaimynus dar įvel? O gal pastumė? Nepastumė. Čia dabar kas? Namie būtum dažniau, tai žinotum. Ai, žinai ką? Nepradėk iš naujo vėl savo šitų nesąmonę. O kodėl nesąmonė? Viską, ką aš sakau, tai nesąmonė. Nu tai kad taip yra. Vaikai, gul. Pasitrauk. A tu nemastai, kur eini? Žvakė bent yra namie? Turi būti saldžiukė. Kuriam? Apatiniam, virtuvėj. Ei! Aš viską girdėjau. Ar tu verki? Ką? Verki? Ką sakai? Aš klausiu, ar tu verki? Ar verki? Jau nebe. Pas mus dingo elektra ir tėtis įkals spyną ant balkono. Žinau, pas mane irgi dingo, bet aš turiu prožektorių. Galiu tau knygą fantastinę paskaityti. Nori? Gerai. Kiekvienam kada nors gyvenusiam žmogui šioje visatoje šviečia žvaigždė. Kiekviena žvaigždė yra saulė ir aplinkui daugelį šių svetimų saulių skrieja planetos. Taigi beveik nėra abejonės, jog danguje pakanka vietos kiekvienam žmonių giminės nariui. Nuo pat pirmojo beždžionžmogio susikurti nuosavą pasaulio dydį dangų arba pragarą.
Pelėsiais ir kerpė. Seis ir kerpė. Apaugus aukštai. Štai garbinga pilis. Trakų štai garbinga pilis. Jos aukštus valdovus. Jos aukštus valdovus užmigdė kapai. Tebestovi dar vis. O ji tebestovi dar vis. Bet amžiai bėga. Bet amžiai bėga ir griūvančios sienos. Kasdieną nyksta. Gal galima truputį ramiau? Jautrė širdį ne vieną. Pilis, tu tiek Pilis. amžių praleidai garsiai. Tu tik amžių praleidai garsiai. Ir tiek mums davei milžinų. Tu Vytauto didžio galybę matei, kad jojo tarp savo pulkų. Kur tavo galia, garsi palikimai. Kur ta senovė, brangi atminimais. Nesuprantu. Kas čia su to elektra darosi dabar? Nūnai. Gal žino, ką nors apie tai Trakų milžinai? Nu, tėti. Labas. Padėk Rikį. Žirgas B1 C3. Rikis F8 B4. Žaidžiat? Aha. Žaiskit. Aš iki parduotuvės bėgu, gerai? Gerai. Čiau. Ate. Rolanai, mama išėjo į parduotuvę. Pabandysiu nuimti spyną. Gerai. Jest rubelka brak i ja cieszę się, że on chwilę do rubelka doma czeka. Wszystko kręci. La 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 la. A on jest tam. Labas. Šitą, o tu jau sprendė 340. Nežinau, atrodo. Man ten sąlyga nelabai aiški. Gal gali pažiūrėti? Gerai. Kas čia? Paskaityk. Mama. Tai kaip? Aš pagalvosiu.
Lauk mane stotelių iš miesto. Mama, kokia čia sriuba? Žuvienė. Na gerai? Daug kaulų. Žuvies ne kaulai, o ašakos. O ką darysi, vaikeli, toks gyvenimas? Seku pasaką, vilkas rijo. Ašaka. Vaikai, tėtukas jums nori kai ką pasakyti. Rimi? Ir kągi tėtukas nori pasakyti? Nepradėk. Pats žinai. Pasakyk vaikams. Ką? Tai gal jau tu taip gražiai pradėjai? Baik. Pasakyk. Ką pasakyti? Eilėraštuką tokį trumpą, Emilija. Mama mala, tėtė... Tėtė kurį laiką pagyvens atskirai. Kas yra? Nu, per nugarą. Į tą gerklę pataikė. Kas čia ašaka? Na, kosėk. Jėzau, ašaka įstrigo. Emilija. Krenkšk, Emilija, krenkšk. Dar, na. Atsikrenkšk. Kosėk. Matai, anais laikais meilas būdavo retai. Tik va, mažiau skūstis reikia. Tada visiems atrodo, kad labai gerai gyveni. A kad pati pikčiurna, taigi Jėzau vyram da geriau. Va dėl to mūsų dedulis visat pravarnai ir atrodė, kad aš jam pakamanduodavau. Rolanai, žinai ką? Nučistyti, rubaška balta, kelnes Aš šiandien negalėsiu. Oi. Ką? Man į gerklę... Man į gerklę įstrigo žuvies ašaka. Ir dabar mane veža į ligoninę. Aišku. Nu iki. Ate. Oi, už mylimą ištekėjus, tai mažrydamiau būt buvę, regi. Ai, su piršą supranu, susiženijam, nu ir laikėmės tvarkos. Taigi.
Čia Emilijos. Čia mano. Ten kažkur dar Rūtos su Marija. Dabar. Greitai lovas abi. Knygą trumpai galima. Jokių knygų. Kvietimus vietą. Labanakt. Rolanai. Einam? Bus nuo šunų. Aha.